Kodėl tokios sunkios būna skyrybos su narcizu, manipuliatorium arba psichologiniu ar fiziniu smurtautoju? Nes tokios skyrybos yra ne tik emocinė patirtis, tai yra psichologinis karas. Ir ten yra reikalų. Nes šitie žmonės, šitie narcizai, šitie manipuliatoriai, jie sukuria priklausomybę. Jie apskritai santykių pradžioje žmogų apgaubė dėmesiu, meilę, ten visko prižada, kuria pasitikėjimą, o vėliau baudžia šaltumu, baudžia kritiką, baudžia kontrolės, ten įvairiausiais mechanizmais, dar kažkokiais tai. Ir pas tos žmonės, kurie gyvena su tokiais abuseriais, taip vadinamais, pas juos apskritai labai toks išsivysto meilės, bausmės ciklas, ir kuris sukelia emocinį chaosą pastoviai. Žmogus, jeigu gauna meilę po kančios, pas jį taip ir vystosi meilės bausmės ciklas. Ir jisai tampa priklausomu nuo šito ciklo. Ir net ir po skyrybų kitą kartą auka ieško šito ciklo kitame santykyje, ne? Nes prie jo yra irgi priprantama lygiai dėl tų pačių emocinių priklausomybių, apie kurias jau kalbėjau. Ir manipuliatoriai labai visokius įvairius mechanizmus naudoja. Jie naudoja ir gazlaitingą, jie naudoja trianguliaciją, jie naudoja pastovų atsiprašymą ir pažadus keistis. Ir dėja, su jais skirtis yra reikalų. Jeigu reikia pagalbos, kreipkitės.